Gabrielė Petkevičaitė Bitė, rašytoja, visuomenės veikėja ir steigiamojo Seimo atstovė, padariusi didelę įtaką kultūriniam gyvenimui tarpukario Lietuvoje. Jos atminimas yra įamžintas Gabrielės Petkevičaitės Bitės vardo bibliotekoje Panevėžyje. Štai taip atrodo biblioteka. O taip atrodo namas, kuriame tarpukariu gyveno Bitė. Po muziejaus iškeldinimo 2012 metais butas, kuriame paskutinės savo dienas praleido rašytoja, liko tuščias. Panevėžio miesto šviesuomenė iki šiol kovoja su savivaldybė dėl tinkamos kritinės būklės pastato priežiūros. Apie muziejų ir jo įkūrimą plačiau papasakoja Bitės namų asociacijos pirmininkas Zenius Jurgelaitis. Pasak jo, pirmoji Bitės atminimo įamžinimo svarbą namelėje suprato rašytojos tarnaitė. Va ta lenta pirmiausia buvo man tarybiniais metais, reiškia, va šita lenta, pirmoji lenta prikabinta, kai tik muziejų padarė, reiškia, čia įsteigė. Marija ta Galiauskaitė, reiškia, kuri buvo tarnaitė, žinote, ne? Tai lygiai moteris jau, jie iš karto Galiauskaitė, kada pamatė, reiškia, Bitę, atėjo samdyti pas ją dirbtis, reiškia, kaip jau ta pagalbininkis tarnaut, pamatė Bitę, galvoja, jie kokia nesimpatiška moteris, norėjo net bėgti atseit, kad paskui, kai susigyveno, tai matot, reiškia, paprasta moteris ir ji suprato, kad reikia tai Bitei, reiškia, jos atminimui reikia muziejų išlaikyti. Ten ėjo į tą muziejų, reiškia, visai, kad jūs čia dar aš čia saugoju tuos baldus, kiek galėjo išsaugoti, kad visą Bitės palikimą galėtų, reiškia, matyti ir kiti žmonės. Ir kad tai va paprastas žmogus, kuris, sakau, gyveno ir labai norėjo visą laiką, kad būtų tas muziejus ir įvyko tarybiniais metais. Asociacija Bitės namai yra susikūrusi tam, kad būtų rūpinamasi namelio išsaugojimu. Pirmininkas ir asociacija tikisi, kad atnaujintame muziejuje bus įamžintas ne tik Bitės kultūrinis bei istorinis indėlis, tačiau ir kitų Panevėžio miesto šviesuolių atminimas. Mes norim padaryti, kad va šitas pusė to namo, va nuo čia, va, reiškia, nuo ta pusė, reiškia, priklausė Bitei. Visa pusė, reiškia, priklausė. Tai norim, kad būtų, reiškia, čia yra atstatyta, taip kaip buvo, kur Bitė gyveno, visos tos patalpos, tie baldai ir ta ekspozicija būtų eksponuota Bitės pati Petkevičaitė Bitė. Kitas patalpas norim, kad ten būtų, reiškia, kiti literatūros darbuotojai, Panevėžio, Lindė Dobilas. Ir Juozas Mėdžius ir galėtų ir Elena Mezginaitė čia irgi tilpti kažkoks tai. Paskui dailininkams, reiškia, dailininkams galėtų būti, kadangi Panevėžys irgi su tuo Juozas Zikarus susijęs, reiškia, čia irgi mūsų kiti, reiškia, asociacijos Bitės nariai aktyviai dalyvavo dėl to paminklo Juozas Zikarui pastatymo Panevėžyje. Asociacijos Bitės namai narė ir Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotoja Albina Saladūnaitė yra viena aktyviausių kovotojų už namo išsaugojimą. Jis stebisi, jog Panevėžio miesto savivaldybė vis dar nesuvokia rašytojos atminimo išsaugojimo svarbos. Asociacijos idėja turbūt buvo kraštutinė priemonė bandyti, kad išgirstų tie žmonės, kurie turi savo rankose sprendimų galias. Nes labai daug metų jau vis beldžiamasi į mūsų miesto valdžią, bandant pasakyti, įrodyti, nors atrodo labai absurdiškas šitas dalykas, kad Bitės namelis šaukėsi pagalbos. Ir kad jis, nes kažkaip net keista, kai kalbi tuos žodžius, kad mums dar reikia įrodinėti miesto galvom, kad Gabrielė Petkevičaitė Bitė yra nacionalinė vertybė, nors jinai iš tikrųjų yra. Asociacija susikūrė prieš Bitės 150-asias. Tiesiog tie žmonės visą laiką buvo, tik tai pasivadino, kad būtų kaip ir juridinė galia, turėtų savo sąskaitą. Ir bando muštis. Albina Saladūnaitė teigia, jog įvairūs minėjimai, Bitės vardo apdovanojimai yra finansuojami, tačiau būtent namelio išsaugojimui savivaldybė pinigų neranda. Ir tada man vėl iškyla tos pats skaudžiausias dalykas, kai nuo Bitės 150-ųjų metinių Seimas įsteigė medalius Tarnaukime Lietuvai. Taip, tai yra labai gražus dalykas, būdas pagerbti žmonės, kurie dirba ne už atlyginimą,
kurie dirba Lietuvai, kažkokia dalelė galbūt yra bitės, krislelis bitės pasiryžimų. Tai anaiptol iki bitės mums visiems tiem visuomenininkam, kurie dirba, tai, šviesmėliai. Bet, vis tiek yra labai gera valia. Ir dabar kas atsitinka, ar ne? Mes didžiuosius gražiuosius ponus iš Vilniaus pasitinkam prie miesto kapinių su labai gražia palyda. Mes juos palydim iki kapinių, iki amžinojo poilsio vietos, tų mūsų 3 gražiųjų draugų, kurie ilsisi Ramygalos gatvės kapinėse, bitės Lindės Dobilo ir mūsų Elžbietos Jedinskaitės bibliotekos direktorės. Pridedam labai gražių rožių ir mūsų meras irgi ateina su labai gražiom rožėm ir tuo pasibaigia. Bet tai tada palaukit, broliai, tai jeigu mes teisingi, tai nuvažiuojam prie bitės namelio ir visi stovėkim. Tai gal tiek, kiek tos rožės dabar mums kainuoja, tai gal mes pradėkime atidaryti sąskaitą. Ir pasakom, neturim rožėm, bet turim sąskaitą. Bibliotekos darbuotojos nuomonė, ateityje Gabrielės Petkevičaitės bitės muziejuje vietos turėtų atsirasti kiekvienam. Kaip įsivaizduoju ateitį, iš tikrųjų mes, ne tik tai tie žmonės, kurie jau yra istorijoje įrašyti, neturi muziejaus Panevėžy ir su Panevėžiu susiję, bet tai dabar dar kūrėjai yra. Aš įsivaizduoju, kad tai turėtų būti kaip kultūros centras, tokios istorinės atminties ir literatūros, kultūros centras, toks, kuriame visi rastų savo vietą. Panevėžio miesto šviesuomenė tikisi, kad savivaldybė išgirs bitės namelio šauksmą ir Gabrielės Petkevičaitės bitės namai bus paversti į Panevėžio kūrėjų atminimo erdvę. Simonova Veriūnaitė, 2013, Panevėžys.